Labas rytas, draugai mano. Aš jau pasiruošus darbui. Ta prasme, per 10 minučių susiruošiau belenkokiu greičiu. Šiandien Lietuvoje, man atrodo, uraganas, nes vėjas, ta prasme, už lango. Tiesiog atrodo, medžiai nuvirs. Mano darbo vietelė. Dovanėlės mano klientėm. Turėtų pagal viską tiek ir būt klienčių, kiek yra dovanėlių. Nebent bus atsišaukta. Nu, va, kaip visą laiką čia jauku ir fainai varom persirengti. Iš tikrųjų žiauriai laukiu tiesiog atsipalaiduoti. Kur mes dabar turim laikyti, mato, advento kalendorių. Nuo šito grinčio. Bet kurią galiu? Nu, bet kurią tai tu kaip paimsi, aš tau pasakysiu, ar galėjai šitą atidaryti. Šitą nenoriu. Šitą nenoriu. Ai, tu matai, tikrini net. Šitą noriu. Galiu? Nu, gali? Kokia mažiukai diena? Šiandien? 16? Jo. Serumas kažkoks. Retanol. Nežinau, man atrodo, nėštumo metu retanolio nelabai galima, bet... Į pardavimą šitą. Siūlykit kainas. Tempas, žinokite, yra toks, kad dirbu nuo 8 ryto. Šiandieną yra mano baby showeris, kurio aš žiauriai laukiu ir truputį jaudinuosi, nes atrodo, buvau vis draugių baby showeriuose ir taip atrodo net sunku patikėti, kad dabar bus mano, bet žiauriai fainai. Ir dabar varau vėl į Bambino spa. Įsivaizduokit, vakar buvau ir šiandien vėl varau. 2 dienas iš eilės. Sportas, sveikata, važiuojam. Ir šiandieną laukia man treniruotė salėj. Tai labai laukiau jau, nes pas trenerę sunkiau yra papulti būtent į salės treniruotę. Tai pasimankštinsim, pajudėsim ir po to jau grįžus galėsiu po biškį ruoštis. Vėjas pusto mano plaukus, bet aš jums turiu nuolaidos koduką. Taip, Laura 10, ta prasme, nuo šiandien iki ketvirtadienio yra aktyvuotas ir jis galioja netgi tam pasiūlymui, kur aš vakar įkėliau, kur mankšta baseinė plus masažas, tai galite iš viso dar pigiau dabar nupirkti tokį kuponėlį, tokią dovanėlę nėščiai ar pati savo pasilepinti, jeigu laukiatės. Bet šiaip nuolaidos kodas galios visom nėščiųjų paslaugom, tai yra mankšta salėj, mankšta baseinė, kūno analizai, kur aš esu kalbėjusi apie tai ir lygiai taip pat nėščiųjų masažam. Tai pasinaudokit nuolaidos koduku ir apsilankykite Bambino spa. Iš rankų ir pečių išsitiesime pirštą dalį, daugiau pasitiesime ranką, koją. Manau, kad man čia... Draugai mano, mes keliaujame jau į antrą dieną vlogo, nu ta prasme šiandieną yra antradienis. Aš jau esu po dušiuko ir eisiu ruošti savo baby showeriui. Kas vyksta su mano vlogų filmavimais, aš pati nebežinau, bet šitas video, man atrodo, žinokit, bus 3 dienų. Ir aš atsiprašau, bet jums bus smagu žiūrėti. Taip gavosi, kad šiandieną aš nuo 8 ryto dirbau, tada iš karto po klientės variau į Bambino spa, turėjau treniruotę salėj, tada grįžau namo, iš karto, žinokite, nulūžau, pailsėjau ir dabar einu, susigarbanosiu plaukus. Tai diena tiesiog prabėgo ir noriu šiek tiek truputį ir apie save pagalvoti. Tai taip gavosi, žinokite, dėžės, ta prasme, vežimo dar vis stovi nepajudintos, vežimas dar nepastatytas, niekas nepadaryta, o Laura nuotaikos geros.
važiuojam. Aš žiauriai, žinokit, laukiu iš tikrųjų į savo baby showerį. Nusipirkau suknelę, apie kurią aš jau jums praeitam vlogę sakiau, bet dar neparodžiau. Tai šiandieną parodysiu. Žodžiu, aš dar su jumis paplepėsiu, kai darysiuos makiažą. Einu dabar įsidžiovint plaukus, juos susisuksiu, susisuksiu, kaip ir mano liežuvis sukasi. Ir tada, kai darysiuos makiažą, truputį viską dar paapdeitinsiu. Aš susigarbanoju plaukus, bet iš tikrųjų... Mane žiauriai spaudžia laikas ir man reikia greičiau suktis, nes man už 50 minučių jau reikės ten būti ir dar atneš Matas pavalgyti. Dar labai norėsiu pavalgyti. Šiaip aš labai kažkaip tai dažytis daug nesiruošiu, bet vis tiek reikia kažkaip tai kažką tai čia sugalvoti. Gerai padrėkinam veido odą, nes mačiau, kad ant kaktos raukšlelė, žinokit, jau viskas. Jau po vaiko gali būti, žinokit, reikės suvaryti į kaktą, susileisti biškutuką kažko tai. Aš buvau sakęs jum, kad reikia pasikalbėti apie kai kurios dalykus, bet aš dabar nebeatsimenu, ką net pati sakiau. Žodžiu, greitai papasakosiu apie mokslų salą. Prie Žalgirio arenos toj saloj naujas pastatas atsidaręs. Tai mes su Matu, kai nuvarėm. Tai žinokite, tikrai įdomu. Aš pirmą kartą tokiam buvau ten, kaip ir matėt per mano video. Prieinat prie tokios kaip vietelės ir ten yra aprašyta, tarkim, ką reikia padaryti. Viskas labai moksliška. Tai ten apie organizmą, tai ten apie šalis, apie kalbas, tai ten apie taršą. Nu, taip žiauriai iš tikrųjų apie tą geresnę gyvenimo kokybę ir toks mokslinis visas. Aš manau, žiauriai įdomu turėtų šiaip būti vaikam. Ir mums su Matu iš tikrųjų labai patiko. Man jau šiek tiek sunkiau, nes prieini prie vieno ir reikia perskaityti, ką daryti, suprasti, labai tos smegenys dirba. O mano smegenys ir taip šiuo metu nelabai dirba, tai aš vis matau, ką čia daryti, paaiškink man. Ir ten šiaip nuo 2 iki 3 valandų sakė, kad užtrunka, tai mes užtrukom apie 2. Tai man jau, pavyzdžiui, po 1 valandos, jau sunkiau buvo dėmesį sutelkti, jau jautėsi man tiesiog, kad man jau norisi pailsėti, pasėdėti, tai gal iš tikrųjų su kažkokiam tokiam pertraukėlėm, tai truputį lengviau būtų visas užduotis praeiti. Visų mes net ir nepraėjom iš tikrųjų. Buvo užduočių, kurias praleidom, nes tiesiog prie vienų prieini ir žiauriai įdomu, o prie kitų prieini ten, tarkim, apie kokį, nežinau, maistą ir atrodo, man, pavyzdžiui, ten netaip įdomu tada ir einam prie sekančio. Šiaip viskas labai aukštos kokybės, matosi, kad žiauriai daug darbo įdėta, tai kad mes iš viso Kaune turim tokią vietelę, jau vien yra žiauriai fainai. Antrą kartą tai ten nelabai nuvarysi, bet patirti, pabūti tokią kaip pramogą, tai aš tikrai rekomenduočiau, jeigu kas svarsto ir galvoja. Man jau, žinokite, tuoj 34 savaitės, už kelių dienų, už 3. Ir žinot, ką žiauriai laukiu padaryti? tą video legendinę. Kylie Jenner. I'm 34 weeks today. Only got about a month left. Aš žinokite, tokia susikaupus, taip noriu spėti greitai, kad aš net negaliu pakalbėti su jumis. Aina, tai prisiminiau, aš norėjau apie seminarą papasakoti, kuriame mes buvom šeštadienį su Matu. Tai jeigu kas laukėtės ir galvojat nuvaryti į tokį seminarą, kur praktika kartu, tai būtinai nuvarykit, nors aš net nežinau, ar yra dar tokių, nes mes kai buvom, tai net iš Vilniaus buvo, man atrodo, 3 poros atvažiavusios. Tai liktais kažką minėjo, kad niekur neradavo tokių užsiėmimų. Tai truko iš tikrųjų ilgokai, 3,5 valandos, jau aš ant galo vėl tokia jau galvoju, eina savo kaip čia ilgai, bet kad ir kažkokią naudingą informaciją įsinešam iš to, jau yra žiauriai gerai, bet man labai patiko, įtraukė vyrus, labai daug, atrodo, tokių tipsų pasakė, kaip padėti, kai prasideda gimdymas, gimdymo metu,
po gimdymo, koks turi būti tas vyro indėlis ir kaip mes, tarkim, sakom, tu turėsi taip daryti, tu turėsi anaip daryti, ar kažkaip, jie, aš manau, taip stipriai negirdi. O, pavyzdžiui, čia dabar va iš šono papasakoja žmogus su visais moksliškais paaiškinimais, kaip yra svarbu tas vyro buvimas šalia, ypač gimdymo metu. Nes, pavyzdžiui, gimdymo metu išsiskiria hormonas, kuris pradeda atpalaiduoti visą organizmą. Ir bet koks streso faktorius gali iškart sustabdyti tą natūralų veikimą. Faktas, kad pas visas visokių situacijų ir istorijų būna ir taip toliau, bet vis tiek tai suprasti biologiškai yra žiauriai naudinga. Vienom galbūt reikia to prisilietimo, kitom gal reikia tiesiog tvirto palaikymo už rankos. Man atrodo, tiesiog kaip pirmą kartą tu tampi ar mama, ar tėčiu, tu nelabai įsivaizduoji, kaip visa tai vyksta. Davai, daryk. Bet kokią galiu? Ką? Nežinau, gal jo. Viskas, šitą paėmiau, kas bus tas. Gerai, ar ne? Šitą jo. Čia faina dovanėlė. Tau patiks. Tokios man ir patinka. Nu, pradžia nebloga. Gerai? Turi arbatytę. Super arbatytė, super. Meilė, aš nupirkau, o tau bučki davė padėkoti. Va, matai kaip mes kartu bendrom jėgom. Ačiū, tam. Nu, prašau. Rodė, ką gavai? Koks skaičius mūsų dabar? 17, ne? Tai Šeilutė, baig. pati turi sužinoti. Au, eina savo. Kas čia? Welcome back. Welcome home. Čia yra liquid lipstick. Super. Draugai mano, kas vyksta su vlogais mano, aš net nebežinau pati ką pasakyti. Aš net nebeturiu tiesiog žodžių. Tiesiog. Apsimeskime, kad viskas yra normalu. Aš dabar atvažiavau pas savo pusseserę aplankyti vaikiuko. Ir aš ką tik tiesiog, žinokit, neseniai išlovus išlipus. Papasakosiu apie baby showerį, kuris vyko vakar. Bet aš galvoju, kuris čia namas. Nu, žodžiu. Esmė yra tame, kad viskas vakar buvo tobulai, kai aš jums pasakojau, kai dažiausi, atvažiavo Mato mama su Matu ir tada, žodžiu, dingau, nes nieko nefilmavau prie jos. Bet vakar diena tiesiog buvo, žinokit, tiesiog be galo tobula. Žinau, dabar pas pusseserę pabūsiu valandikį, o po to aš važiuosiu į masažą. Tai pakeliausit gal truputį šiandien su manim. Mano telefonas vakar parodė, kad, ta prasme, vietos jau mano telefone nebėra. Storage full, tai šito jausmo nebuvau patyrus jau, nežinau, N metų. Tai šiandien ryte prasitryniau viską, atsilaisvina labai nedaug, gal kokie 30 gigabaitų. Žodžiu, noriu pas pusseserę nešalta belenkai plaukia. Pasimatysime šiek tiek vėliau. Išeinu iš pusseserės su... Išeinu iš pusseserės su maišais, nes Davidukas jau išaugo. Eina savo, žinokite, man pasisekė šitoj vietoj. Augustė mergaitiško atiduoda. Pusseserė neutralius atiduoda. Žodžiu, rūbelių pirkti, kaip matau, nereikės.
Varom greitai į masažą, nes už 10 minučių man masažas, o aš dabar tik išvažinėju. Followeriai krenta. Krenta followeriai. Trečia dovana viename vloge. Ai, pirmą tą... Kas čia? Man atrodo, nėra. Ai, čia nuo eglutės. Ne, kokią renkėsi dabar? Šokolado gal aš noriu? Čia ne šokoladas, čia kinderiai. Aš imu kinderius. Pasakyk, kad čia kinderiai. Pasakyk, kad čia kinderiai. Čia šokdėtum. Aš galvoju, čia kinderiai. Ne kinderiai, vaikė. Nu, skanu, bet aš labai norėjau kinderį. Gerai, graunam. Man žiauriausiai, kad tipo Alepo eglutė jinai, bet iš tikrųjų tiesiog ant spintos Valgysim visada. šokėtim šokoladukus. Vieną super. O aš gaunu šiandieną. Šiandien 18 jau? Ką aš čia gavau? Serumas. Kažkas nakčiai. Serumas. Sleeping serum. Nourish the skin. Nourish the skin. Čia tau tepsim ant tavo odos. Baisios. Nejuokauju. Nuspagota. Opa, kaip nušveitė. Mūsų va. Kalėdinės dovanėlės. Aš dabar supratau šitą firmą. Anjakė. Aš esu turėjau šitos firmos produktų kažkokiu veidu. Belenkai faina. Tai galėsiu šiandieną iš tikrųjų vakare, kai nusivalysiu veiduką, išbandyti, nes čia yra naktinė kaukė. O toliau pas mumis virtuviai verda bulvės. Jis mane kepa iš vakar cepelinai šildosi ir valgysim. Žinokite, tiesiog baigiam šitą nesąmoningą vlogą 3 dienų, kur nesuprasi nei kas vyksta, nei kur Laura randasi, nei kur jos siela šiuo metu yra. Bet aš, žinokite, šiandieną turėjau žiauriai fainą masažą, Bambino spa. Aš tiesiog, žinokit, lydžiausi. Visą man atpalaidavo pečių zoną, nes dabar, kai daugiau ir darbo, tai vis tiek, kai aš dirbu, reikia rankas visada pakėlus būti. Tai visada būna šiaip pas mane užspausta nugara. Bet žiauriai gera buvo. Viso kūno darė. Tai ir kojytės pamasažavo, ir rankytės. Tai labai patiko. Po masažiuko mes nuvarėm pietų pavalgyti. Šiaip labai faina vieta. Nežinau, ar žinot, bet aš tai tik šiais metais sužinojau apie kultūros sodą. Tai ten šiaip labai gera kaina yra pietų. Tai nuvarėm ten, bet sugedo ten kasa. Tai žodžiu, nuvarėm į žalią traukinį. Tai pavalgėm, grįžom namo, tada aš apsitvarkiau, priėmiau klientę. Labai faina šiandien klientė buvo, irgi laukėsi, tai darėm tokią tiesiog drekinimo procedūrą plaukučiam, bet labai fainai pasikalbėjom, ypač kai eini pro tą patį panašių laikų, tai tos temos visos labai bendros gaunasi. Tai labai smagiai pabendravom, pakalbėjom, nu ir va, dabar ką tik pavalgiau cepeliną ant vakaro. Ir atėjau nusiplauti veiduką, užsitepsiu šitą kaukytę kartu su jumis, išbandysiu ir eisiu įkelti šitą vlogą, nes oi, man jau pačiai tiesiog, žinokite, yra baisu, ant kiek aš paleidau vadžias. Kas dar nežino mano rutiną vakaro, babor. Prausiklis labai fainas šitas. Tada visą laiką imu tonic pads. Man kažkaip tai jos irgi žiauriai fainas. Iš tikrųjų jaučiasi, va dabar, va, pavyzdžiui, kaip nusiploviau veidą, kad toksai iškart traukiasi, o po toniko kažkaip tai iškart taip atpalaiduoja. Kalbant vakar apie baby showerį, tai aš net nežinojau iš tikrųjų, kad žiauriai faina tokia vieta yra Kęstučio gatvėje priešais muzikinę. Pamiršau, kaip vadinasi, laisvalaikio studija, gal kažkaip taip, bet jinai tokia visiškai iš tikrųjų žiauriai moderni, visa sutvarkyta, labai graži.
O iš tikrųjų, tai aš žiauriai norėjau baby showerį daryti su antrom pusėm. Nu, mano toks buvo planas. Pačioj pradžioj sakiau ir Matai, kad ir draugai mūsų būtų ir, žodžiu, padaryti tokią didesnę šventę. Nes užsienį pastebėjau, vat Amerikoje, pavyzdžiui, nu, tai yra visai populiaru, kad ir vyrai būna baby showeriuose. Bet po to kažkaip, tai žinokit, paskaičiavau aš, kad jau ir taip mūsų buvo 13, tai jeigu dar su antrom pusėm, pavyzdžiui, tai čia vestuvės realiai vos ne. Tai po to pagalvojau, kad nedarysiu taip ir pasakiau draugiam, kad, žodžiu, organizuokite jūs. Na gerai, pabandom šitą naktinę kaukytę. Čia tik neparašyta, ar ją reikia nuplauti, ar ne, bet čia Night Balm Mask, tai man atrodo, kad čia toks labiau kaip kremas bus ir nereikės nuplauti. Bet jau ir kvepia, kaip skaniai, aš sakau, žinokit, šita Anjakė, ar kaip firma, Anjakė. Labai šiaip gera, kiek aš esu turėjus produktų jų, tai labai malonios ir tekstūros visą laiką ir žiauriai tą veidą visą laiką padrėkina. Iš karto savo kalėdinę dovanėlę, kuri šiandieną prie mano outfito dera. Tai viskas, draugai mano, aš atsisveikinu su jumis ir nuo rytojaus grįžtam, kaip sakant, į normalias vėžes, grįžtam į kiekvienos dienos vlogą ir rytoj pradėsime dieną nuo darbų, bet tikrai labai pasistengsiu jau šitas likusias dienas iki švenčių įkelt kiekvieną dieną po vlogą, nes tikrai gaunu žinučių, ar bus dar vlogai, ar aš jau nustojau juos iš vis kurti ir taip toliau. Tai ne, tiesiog dabar toksai, sakau, chaosas ir po to gaunasi taip, kad atrodo iš niekur sustotų vlogas, tada pagalvojau, kad šiandien va dar pafilmuosiu ir viskas nuo rytojaus jau normaliai, tvarkingai, kaip priklauso. Ačiū labai, kas jungiatės, kas išlaukėt šito vlogo ir kas iš vis pažiūrėjote iki galo. Bučkiai ir labanaktis. Ate.